Apie šalmo būtinumą mes nediskutuosime, o batų svarbą norėtumėm akcentuoti. Mūsų nuomonė tai antra po šalmo pagal svarbumą motociklininką sauganti ekipiruotės dalis. Kokie būtų tipai? Trumpi arba walk and ride tipo batai. Jie patogiausi, jeigu kalbame apie batus, su kuriais tiek pat vaikščiosite, kiek ir važiuosite. Apsiavę tokius batus, nebūsite priverstas persiauti penktadienį atvažiavus į darbą motociklu. Kaip bet kurie motocikliniai batai, jie turi kauliuko apsaugą bei atsparę trinčiai pavarų perjungimo svirties atramos vietą. Skirtingai nuo laisvalaikio batų, avarijos metu nenusimauna nuo kojos, tuo apsaugodami koją nuo stiprių nubrozdinimų. Minusas – trumpi batai išvis neturi blauzdos apsaugos bei mažiau saugo koją nuo sumušimo. Kelioniniai turistiniai batai – tai populiariausias batų tipas, turintis aukštesnį apsaugos lygį. Yra blauzdos apsauga, dažniausiai neperšlampantis, pagaminti iš natūralios odos ir būnantis neutralių spalvų. Plento žiedui arba gatvės motociklams skirti batai. Skirti maksimaliai apsaugoti jūsų kojas ir būti patogus važiuojant, bet dėja nevaikštant. Su visomis apsaugomis – šoniniais, bei keičiamais, slaideriais, kulno apsauga, aukštesnio lygio ir su šarnyru. Jūsų koja gali išlaikyti jūsų kūno svorį, jum judant. Netgi jums bėgant labai greitai. Bet jei jūs važiuosite motociklu net saugiu greičiu ir ant savo kojos perkelsite ne tik savo, bet ir motociklo svorį, tai gali baigtis labai liūdnai. Todėl batai sportui, ar tai būtų plento žiedas, ar enduro, ar motokrosas, turi turėti sistemą, neleidžiančią čiurnai lenktis į šoną. Bekeliai skirtus batus rekomenduojame rinktis tik su šarnyru. Tokio tipo batai turi aukščiausią apsaugos lygį. Bekelėje krentame ir kliūname už pašalinių objektų dažniausiai. Jei jūsų pasivažinėjimo maršrutai driekiasi ne tik asfaltu, jums reikia rinktis tokio tipo batus. Nepamirškite, jūs saugo tos apsaugos, kurias dėvite visada. Todėl mes rekomenduojame rinktis, kad ir mažesnio apsaugos lygio apsaugas, bet ant tiek patogias, kad jas dėvėtumėte visada. Tad saugaus kelio ir gerų įspūdžių.